Kiekvieną minutę mūsų supa potencialūs ligų sukėlėjai. Ore, kurio kvėpuojame, visur, ką liečiame ir valgome bei geriame. Knibždėti knibžda mikroskopinių organizmų, nuo kurių galime susirgti. Infekcijos yra didžiausias mūsų sveikatai kylantis pavojus. Žmonių užkrečiamosios ligos yra skirstomos pagal jų sukėlėjus. Virusinės, kurias sukelia virusai. Bakterinės, sukelia bakterijos. Grybelinės, sukelia grybeliai. Pirmuoninės, sukelia pirmuonis. Parazitiniai, sukelia parazitai. Tas mikroorganizmas, kuris šiaip gyvuoja ir jisai nelenda į mūsų ląstelę ar kažko nepažeidžia, jis yra normalus mikroorganizmas. Tačiau mikroorganizmas, kuris sukelia ligą, vadinamas patogeniniu mikroorganizmu. Tiesiog prieš pradedant kalbėti apie ligą, reiktų paaiškinti visų pirma, kas tai yra sveikata. Sveikata tai yra visiškas fizinės, dvasinės, socialinės, protinės būsenos, o ne ligos ar, negalios. Užkrečiamų ligų sukėlėjų plitimo būdai. Dažniausiai tai yra per orą, čiaudint ar kosint ligonis paskleidžia gripo ar peršalimo virusų. Per maistą. Salmonelėmis gali būti apkrėsta gyvulių ir paukščių mėsa, kiaušiniai. Per gyvūnus. Uodai gali pernešti pirmuonis, kurie sukelia kraujo ligą maliariją. Per vandenį. Choleros bakterijų gali būti nešvariame vandenyje. Per kūno skysčius. Užkrečiama leidžiantis kvaišalus adatą, kurią jau naudoja sergantis žmogus, pavyzdžiui, AIDS. Per tiesioginį sąlytį. Pėdų ir kojų nagų grybelių užsikrečiama naudojant sergančio žmogaus rankšluostį, šlepetes arba basomis vaikščiojant pirtyje, baseine. Užkrečiamos ligos yra tos, kurios persiduoda iš vieno organizmo kitam. Kosint, čiaudint, gali būti perduodamos iš tikrųjų pagal tokias visas teorijas, reiškia 4 keliais, tai yra kvėpavimo takų ligos, oro lašelinės, žarnyno ligos, tai oralinės fekalinės, tai yra kai perduodamos nuo nešvaraus maisto, nuo nešvaraus vandens, kraujo lygos, kai jos perduodamos tiesiogiai jau perpilant ten kraują ar tai dūriant ir patekus ligos sukėlėjų žaizdas. Dar taip jos yra skirstomos. O neužkrečiamos lygos, tai žmogus serga tam tikra liga, gali būti nelėtinė, bet kontakto metu jisai serga vienas, kitam žmogui jinai nėra perduodama. Taigi, šiandien aptarsime bakterijas ir virusus, jų keliamas ligas bei kaip jų išvengti. Daugybė bakterijų ir virusų gali patekti į kūną ir sukelti bėdų. Prancūzų chemikas Louis Pasteras atrado, kad tam tikri mikroorganizmai gali sukelti ligas. Kai šią mikrobų teoriją pripažino gydytojai ir mokslininkai, tapo jau manoma nustatyti pavojingų ligų, pavyzdžiui, difterijos ir choleros sukėlėjus. Bakterijos iš graikų kalbos lazdelė, neturinti tikro branduolio ir mitochondrijų, mikroskopiniai vienaląsčiai organizmai. Bakterijų būna įvairių formų ir iš formos mokslininkai gali nustatyti bakterijų rūšį. Kokai, rutulinės bakterijos sudaro kolonijas, virionai, lenktos formos bakterijos, bacilos, lazdelės pavidalo bakterijos, spirilės, spiralės arba išlenktos spiruoklės pavidalo bakterijos. Bakterijų ląstelės skiriasi nuo augalinių ir gyvūnų ląstelių, nes neturi branduolio, o paveldimoji informacija tiesiog plūduriuoja citoplazmoje. Tipiška bakterijos sandara, tai ji turi sienelę, kuri suteikia į formą, stangrumą. Kai kurias bakterijas dengia gleivių sluoksnis, kuris yra kaip apsauginis sluoksnis nuo nepalankių aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, išdžiūvimo. Nemažai skystoje terpėje gyvenančių bakterijų turi žiuželius, kuriais bakterijos gali judėti. Bakterijos dauginasi dalyjantis pusiau. Dauguma bakterijų yra skaidytojos, tai yra, kai nuokritų organinė medžiaga suskaido iki mineralinių medžiagų, kurias po to pasisavino augalai. Kai kurios bakterijos dalyvauja kalnų uolienų dūlėjimo procesuose, sieros susidarime, akmens anglies durpių susidarime.
Bakterijos taip pat yra naudojamas ir pramonėje, maisto bei vaistų gamyboje. Bakterijos vystosi dirvoje, vandenyje ir gyvuosiuose organizmuose. Be to, tikriausiai visi esame kažką girdėję apie gerąsias bakterijas, kitaip dar vadinamas probiotikais. Daugybė bakterijų sudaro natūralią žmogaus odos ir vidaus organų mikroflorą. Ypač jų gausu yra plonojoje ir storojoje žarnoje, šlapimo ir lytinių takų sistemose. Kadangi probiotikai apsaugo organizmą, nes jie turi antibakterinių, antivirusinių, uždegimą mažinančių ir kitų itin svarbių savybių, esant gerųjų bakterijų trūkumai, sutrinka virškinimo sistema, nusilpsta imunitetas, paūmėja alerginės ligos, organizmas nesisavina maistingųjų medžiagų bei vitaminų. Tačiau bakterijų poveikis žmogaus organizmui turi ne vien tik teigiamą pusę. Jos neretai sukelia sunkes ir net pavojingas gyvybei ligas. Dažniausiai į organizmą kenksmingos bakterijos patenka per nešvarias rankas, blogai apdorotą maistą, jei ruošiant maistą buvo nesilaikyta higieninių normų. Ne visi organizmai gyvenantys žmogaus kūno paviršiuje ar viduje yra žalingi. Nemažai jų yra neabejotinai naudingi. Virusai yra neląstelinės sandaros ir neturi savo medžiagų apykaitos. Jie pavirtę kristalais, nepraranda aktyvumo. Biologiškai aktyvūs virusai tampa tik patekę į gyvą ląstelę. Tai obligatiniai tikrieji ląstelės parazitai. Virusams būdinga tai, kad juose yra tik vieno tipo nukleorūgštis – DNR arba RNR. Virusas – tai neląstelinė sandaros struktūra, negalinti augti ir daugintis už šeimininko ląstelės ribų. Jie negamina energijos, nereaguoja į dirgiklius ir yra labai paprastos sandaros organizmai. Todėl jie vadinami neląstelinė gyvybės forma. Virusų sandara. Jie sudaryti iš širdinėje dalyje esančios nukleorūgšties, baltymo kapsulės. Tačiau virusai turi ir gyvų organizmų savybių. Jie sudaryti iš baltymų ir nukleorūgšties molekulių. Savo sudėtyje turi lipidų ir angliavandenių. Geba perduoti palikuonims paveldimąsias savybes. Pasižymi kintamumu ir dauginasi tik gyvoje ląstelėje. Tačiau jie nepanašus nei į gyvūnus, nei į augalus ir sudaro atskirą karalystę virą. 1892 metais rusų botanikas Dmitrijus Ivanovas tyrinėjo tabako mozaikos ligą, dėl kurios ant augalų lapų atsiranda dėmių. Ieškodamas ligų sukėlėjų, mokslininkas spaudė sultis iš sergančių augalų lapų ir filtravo pro itin tankų bakterijų nepraleidžiantį porcelianinį filtrą. Filtruotos sultys vis tiek apraitė sveikus augalus. Vėliau šią tyrimą pakartojo ir kiti mokslininkai. Pro šviesinį mikroskopą filtruotose sultyse jie neįžiūrėjo ligos sukėlėjų, todėl nusprendė, kad augalus apraitė kažkokią medžiagą, pavyzdžiui nuodai. Dėl to ligos sukėlėjus pavadino virusais, iš lotynų kalbos virus – nuodas. Viruso dauginimasis. Pirma, į gyvą ląstelę skverbiasi tik viruso nukleorūgštis. Baltyminis apvalkalas lieka už ląstelės ribų. Antra, įsiskverbęs į ląstelę virusas naudoja jos fermentus, energiją ir ribosomas savo baltymams ir nukleorūgštims gaminti. Trečia, po kiek laiko susidariusios nukleorūgštis apsitraukia baltyminių apvalkalų, tai yra virusas pagamina savo kopijų. Ketvirta, ląstelės membrana neatlaiko, plyšta ir pasklidęs po organizmą virusas puola kitas ląsteles. Bakterijos ir virusai, jie yra mūsų aplinkoje, natūraliai yra. Yra mūsų nosies gleivinė, yra ant stalo, yra ore, maiste, kur mes norime. Ir normaliai jie su žmogumi sugyvena. Tačiau susidarius tam tikrom sąlygom, ar tai peršalus, ar tai nusilpus, šitie organizmai žmogų, sakykime, taip puola. Jie pažeidžia žmogaus audinius, pažeidžia ląsteles ir žmogus turi kažkaip reaguoti. Tuo metu, reiškias, yra apsauginė tokia žmogaus sistema kaip imunitetas. Ir imunitetas tai yra organizmo
sugebėjimas apsisaugoti nuo to, kas yra žmogui genetiškai nepriimtina. Nes kiekviena bakterija ar tai virusas turi kažkokią genetinę informaciją ir jinai yra mums specifinis imunitetas. Jisai susiformuoja savo atmintį ir jisai prisimena, ką ten turi ta bakterija arba virusas ir bekovodamas sukuria antikūnius. Reiškia, antikūniai irgi yra specifiški tam tikrai lygai. Na ir tie antikūniai, jeigu žmogus pasveiksta, pas jį organizme lieka ir jau sekantį kartą, kai kažkoks tai virusas ar patenka, jau organizmas iš karto jį stengiasi atmesti. Nes jis jau žino, jeigu pateko toks pats, jau jisai yra, reiškia, ligos sukėlėjas. Prasidėjus lygai atsiranda tam tikri simptomai ir, sakykime, ar tai karščiavimas, ar tai kosulys, ar tai silpnumas, jau kiekvienai tai lygai jis yra būdingas tam tikras. Ir priklausomai nuo imuninės sistemos veiklos kiekvieno žmogaus ir užsitęsia ta liga, jeigu imunitetas yra stipresnis, tai ligos trukmė ir bus jinai stipresnė. Reiškia, ligos trukmė gali būti trumpesnė, bet pati reakcija į tą ligą, jinai bus stipresnė. Sakykime, didesnis gali būti ir karščiavimas, ir tam tikri ligos simptomai, bet esant stipriam imunitetui, žmogus susitvarko su šituo. Dabar pats imunitetas, jisai gali būti įgimtas arba įgytas. Įgimtas dar vadinamas paveldimu. Viena iš paveldimų imuniteto rūšių yra tokia rūšinis formų. Ir, sakykime, kaip suprasti tą rūšinį imunitetą, tai yra, kada žmogus neserga kitai rūšiai būdingom ligom. Na, va, pavyzdžiui, žmogus neserga galvijų maru. Įgytas imunitetas, jisai nepaveldimas, jisai gali būti pasyvus ir aktyvus. Pasyvų imunitetą mes gaunam iš kito imunitetą turinčio žmogaus. Tai yra, pavyzdžiui, naujagimiai gauna tą imunitetą iš mamos. Reiškia, o aktyvus imunitetas, jisai yra įgyjamas persirgus tam tikrą infekcinę ligą, pats organizmas pagamina antikūnius, arba gaunant skiepus. Kitaip tariant, tai gali būti natūralus ir gali būti dirbtinis. Dabar pati liga, jinai turi tam tikras stadijas, tai yra vadinamas inkubacinis periodas. Jeigu pas mus pateko mikroorganizmas, tai nereiškia, kad mes iš karto susirgome. Tas inkubacinis periodas yra, sakykime, įvairus ir yra skirtingas kiekvienai lygai. Jisai gali trukti nuo kelių dienų ir kartais iki kelių mėnesių. Tai pavyzdžiui, kelios dienos, tai sakykime, 3 iki 5 dienų gripo virusui užsikrečiam, bet mes dar nesergam. Ir pati liga išryškėja tik po 5 dienų, o tokiai infekciniai lygai kaip tuberkuliozė, jisai gali trukti kelis mėnesius ir pati liga, sakykime, randam tik tai po metų, pasireiškia su savo visais simptomais. Paprastai skiepijama nuo tokių ligų, kurios turi labai daug, reiškia, komplikacijų arba sukelia mirtinas išeitis. Tai šiuo atveju iš tikrųjų Lietuvoje yra sudarytas skiepų kalendorius ir pagrindinės tokios ligos, nuo kurių yra skiepijama, tai yra kokliušas, difterija, stabligė, poliomielitas, tymai, raudoniukė, parotitas arba kiaulytė liaudiškai. Šiuo metu pradėta netaip labai jau čia senai skiepyti nuo hepatito B ir hemofilo influenzo viruso. Patys skiepai, jie yra arba vadinamos gyvos vakcinos arba negyvos.
Anksčiau būdavo tik gyvos vakcinos, jos sukeldavo daug pašalinių tų komplikacijų. Šiuo metu gyvos vakcinos yra likusios ir jos kelios, ir jos yra labai susilpnintos. Tai yra raudoniukės tymų parotito vakcina. Kitos vakcinos sukėlėjas yra jau jisai užmuštas. Ir organizmas reaguoja, sudarydamas antikūnius, ne į gyvą vakciną, bet į pačius tuos antigenus, kurie patenka į organizmą. Vakcinose yra įdėta tam tikrų medžiagų ir, sakykime, ką mes turim reakciją po vakcinos, tą paraudimą, odos tipišką ar tai trupučiuką pakarščiavimą, yra normali reakcija ir jinai yra paprastai sukeliama ne pačio sukėlėjo, bet tų šalia įdėtų medžiagų, nes sukėlėjo dozė yra labai maža ir jinai pati gali netgi nesukelti tos organizmo reakcijos, kad suformuoti imunitetą. Paprastai pradžioje būna tos virusinės infekcijos ir kai jau yra pažeistas audinys, ląstelė, tuomet prisideda ir bakterinė infekcija, kuri komplikuoja virusinę infekciją. Taigi, jeigu nuo virusinės infekcijos dažniausiai žmogus gali pasveikti pats, susidarydamas imunitetą, arba nuo tam tikrų ligų, kurių skiepytas, jisai jau turi antikūnius, tai bakterinė infekcija paprastai reikalauja, kad mes tą bakteriją, užmuštumėm kitom priemonėm. Ir čia dabar jau šiuo tikslu yra reikalingi antibiotikai. Antibiotikai yra dviejų rūšių, kurie stabdo, bakterijų dauginimąsi, bakteriostatiniai, ir yra bakteriocidiniai antibiotikai, kurie sunaikina pačią bakteriją. Dabar, kada mes matom, kad reikia to antibiotiko, tai paprastai būna pasikeičia ligos eiga ir dažniausiai yra atliekami kraujo tyrimai, C-reaktyvinio baltymo tyrimai. Jeigu virusinės infekcijos metu jie nepakinta, bakterinės infekcijos metu jie pakinta. Kodėl, sakykime, aktualu mums skiepyti, tai yra turbūt istoriškai žinomos visos tos epidemijos, pandemijos, tai kai yra 1-2 susirgimo atvejai, tai čia ta liga ir jinai nenusineša kažkokių tai gyvybių, ar tai nesukelia komplikacijų, įvairiausių meningitų ar kitų dalykų, tuomet nėra baisu, bet kai liga apima epidemijos lygį, tai yra, sakykime, labai didelis skaičių gyventojų arba pandemijos, čia jums įdomi ta sąvoka, tai pandemija, kada jau tas epidemijos mastas padidėja ir jinai išplinta keliuose kraštuose, netgi žemynuose. Tokie ligos tie atvejai. Tada yra svarbu, kad tų ligų būtų kuo mažiau ir tada yra skiepijama. Taigi, užsikrėtimo tiek bakterinių, tiek virusinių ligų galima išvengti, jeigu laikysitės geriamo vandens ir maisto higienos, plausite rankas, maistą laikysite šaldytuve, skiepysitės, neerzinsite gyvūnų.